Audra Hansas nuvilnijo per Europą ir pavasario kraštovaizdžius pavertė nelaimės zonomis. Rusijos meteorologai išnaudojo savo žodyną aprašydami temperatūros rekordus. 8 valandas be maisto ir vandens lėktuve. Naujojoje Zelandijoje stipriausia perkūnija per pastaruosius dešimtmečius sutrikdė tarptautinius skrydžius. Žiūrėkite šią savaitinę apžvalgą apie klimato katastrofas įvykusias nuo balandžio 16 iki 22 dienos ir pamatysite, kad įvykusios nelaimės rodo daug rimtesnę grėsmę, apie kurią beveik niekas nekalba. Audra Hansas. Nuo balandžio 15 dienos vakarų Europoje siautėjusi audra Hansas atnešė smarkias liūtis, uraganinius vėjus, potvynius ir sniegą. Italijos Piemonto regionas atsidūrė epicentre audros, dėl kurios buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Preliminariais skaičiavimais žala siekė 10 milijonų eurų. Regione iškrito rekordinis kritulių kiekis. Per 2 dienas iškrito iki 500 mm. Turino mieste vyras nuskendo tiesiog savo namuose. Piemonte užfiksuota mažiausiai 500 nuošliaužų, dėl kurių kai kurie kaimai buvo užblokuoti. Veneto regione tragiškai žuvo tėvas ir sūnus, kai jų automobilis įkrito į staiga ant tilto atsiradusią skylę. Automobilį nunešė galinga vandens srovė. Valle d'Aosta regione daugiau nei 7000 namų liko be elektros energijos. Gausus sniegas sukėlė lavinų Prancūzijos Alpėse. Žuvo vienas žmogus. Tinoje, populiarioje kalnų atostogų vietovėje, per kelias valandas iškrito iki 120 cm sniego. Nuo jo svorio medžiai užvirto ant kelių ir elektros linijų, todėl 5400 namų liko be elektros energijos. Atsirado didelį lavinų riziką. Valdžia paskelbė apie kurorto uždarymą. Šveicarijoje smarkus sniegas paralyžavo eismą keliuose ir geležinkeliuose. Užblokavo ir nutraukė elektros tiekimą daugelį apgyvendintų vietovių. Cermate, garsiajame slidinėjimo kurorte, paskelbta nepaprastoji padėtis ir atidaryti skubios pagalbos centrai. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, tokio balandžio mėnesio snygių centrinėje Valle dalyje nebuvo pastebėto nuo 1976 metų. Lenkija. Balandžio 18 dieną Lenkija užklupo galinga audra su gūsingu vėju, smarkiu lietumi ir kruša. Labiausiai nukentėjo Pakarpatės ir Liublino vaivadijos. Stichija gatves ir namus užtvindė nešvaraus vandens srautais, nuplėšė stogus, nuvertė medžius. Dėl to buvo apgadinti automobiliai. Kai kuriuose vietose nutrūko elektros tiekimas. Gelbėjimo tarnybos į iškvietimus reagavo 700 kartų. Pulavų mieste dėl audros buvo visiškai sustabdytas traukinių eismas. Smarki kruša Tarno Grūdo mieste vos per kelias minutės padarė milžinišką žalą žemės ūkiui. Ūkininkai pranešė praradę iki 100% derlių, ypač rapsų, serbentų, aviečių ir jaunų vaismedžių. Miesto meras pavadino pasekmes vietinio žemės ūkio tragedija ir pažymėjo, kad niekas nesitikėjo tokio masto nelaimės. Rusija. Po beveik vasariškos šilumos į Sibirą atėjo sniegas, pūgos, uraganiniai vėjai ir stiprus atšalimas. Galingiausią smūgį patyrė Novosibirsko sritis, kurią balandžio 19 dieną užklupo pūga. Keliai buvo apledėję, o matomumas beveik nulinis. Novosibirske vėjas išvertė medžius, nuo stogų nuplėšė stogus ir apkalas. Virstantis medis pražudė moterį. Kemerovo srityje savaitgalį temperatūra nukrito iki -10 laipsnių, o keliai atrodė kaip sausį. Tomsko srityje sniego pusnis kai kur siekė iki 30 cm. Tai tapo didelė problema vairuotojams, jau pasikeitusiems žieminės padangas į vasarines. Altajaus regione vėjo gūsiai siekė 30 m per sekundę. Barnaule balandžio 20 vakarą prasidėjo liūtis, o kitą dieną miesto transportas dėl apsemtų gatvių įstrigo 10 balų spūstyje. Per vieną dieną Barnaule iškrito daugiau nei mėnesių kritulių kiekis. Per audrą mieste buvo sužalota mergaitė, ant jos vėjas užmetė stogo nuolaužas. Vaikas patyrė sunkių galvos traumų. Balandžio 21 dieną dėl gausaus snygio su vėju visoje Tuvos Respublikoje nutrūko elektros tiekimas. Buvo atjungta beveik 200 transformatorių pastočių, ypač nukentėjo Kizil miestas. Dagestano Respublika taip pat nukentėjo nuo smarkių liūčių ir sniego. Nelaimė paliko išplautus kelius, uolų griūtis, aukštas sniego pusnis ir nuvirtusius medžius. 7 rajonuose paskelbta nepaprastoji padėtis. Visoje Respublikoje be elektros liko daugiau nei 160 000 žmonių.
Machačkaloje per 2 dienas iškrito 73 mm lietaus, o tai beveik 4 kartus viršė balandžio mėnesio normą. Tokių kataklizmų čia nebuvo daugiau nei 100 metų, nuo 1911. Keliose miesto vietose dėl užteršimo nuotekomis sutriko vandens tiekimas. Kalnuose iškrito iki 1 metrų sniegų, 10 gyvenviečių buvo užblokuotos. Dokosparinsko rajone buvo išgelbėti 2 piemenys ir apie 100 galvijų, kurie 2 dienas buvo atkirsti nuo išorinio pasaulio. Tai, ką jūs matote ekrane, yra ne archyviniai praėjusios vasaros duomenys, o šių metų pavasario vidurio temperatūra europinėje Rusijos dalyje. Vietomis oras sušilo nuo 15 iki 20 laipsnių aukščiau normos. Anot hidrometeorologijos centro vadovų, balandį tokios reikšmės buvo pastebėtos pirmą kartą. Maskvoje 5 dienas iš eilės buvo užfiksuoti didžiausios temperatūros paros rekordai. Dieną mieste buvo karšta kaip liepa, temperatūra pakilo iki +26 laipsnių Celsijaus, o tai buvo precedentų neturintis reiškinys per pastarosius 100 metų. Balandžio 21 naktis Kazanėje pasirodė daug šiltesnė nei įprastai vasarą. Į neįprastą karštį reaguoja ir gamta. Balandžio mėnesį į miestą atkeliavo gegužės vabalai, augalai pradėjo augti nesezoniškai anksti ir energingai. Naujoji Zelandija. Balandžio 17 naktį Naujosios Zelandijos šiaurinėje saloje nusileido ciklonas Tam, atnešdamas niokojančių liūčių ir gūsingų vėjų. Didžiausias regionų miestas Oklandas nukentėjo labiausiai. Stichija užklupo netikėtai. Oficialūs įspėjimai buvo paskelbti praėjus valandai nuo audros pradžios, kai gatvės jau virto upėmis ir 10 000 gyventojų liko be elektros. Sinoptikai vėlavimą aiškino sunkumu prognozuoti. Nė viena perkūnija neatrodė pavojinga, tačiau jos ėjo viena po kitos, sukurdamos konvejerio efektą, dėl kurio atsirado toks galingas reiškinys. Audrą lydėjo galingiausios per pastaruosius 10 metus perkūnijos. Per naktį Oklande užfiksuota maždaug nuo 7 iki 50 žaibų. Net ir tie, kurie čia gyveno visą gyvenimą, sakė, nieko panašaus nėra matę. Perkūnija smarkiai sutrikdė oro eismą. Keli tarptautiniai skrydžiai buvo priversti skubiai leistis netoliese esančiame Hamiltono mieste, tačiau dėl muitinės trūkumų keleiviai negalėjo palikti lėktuvų. Žmonės buvo priversti likti lėktuve apie 8 valandas be maisto ir vandens, kol problema buvo išspręsta. Smarkiai nukentėjo ir Nordlando regionas. Audra nuvirtė medžius ir apgadino elektros linijas, todėl gyventojai liko be mobiliųjų telefonų paslaugų ir elektros. Pakistanas. Smarkiai audra su stipriomis liūtimis ir perkūnija balandžio 16 dieną užklupo šiaurinį Pakistaną. Per 2 dienas dėl blogo oro žuvo mažiausiai 9 žmonės. Šalies sostinėje Islamabade namai ir turgūs buvo nusėti šiukšlėmis, kurias gatvėmis nešė stiprus vėjas. Smarkios liūtys užgriuvo miesto drenažo sistemą ir sukėlė staigius potvynius. Golfo kamuoliukų dydžio kruša sudaužė daugybę automobilių ir apgadino saulės baterijas. Didžiausios Pietų Azijos mečetės Faisalo stogas buvo apgadintas gamtos stichijų. Nukentėjo ir sostinės elektros tinklai. Dėl nulūžusių atramų ir nutrūkusių laidų daugelyje rajonų nutrūko elektros tiekimas. Potvyniai paralyžavo eismą Pešavaro Torkhamo greitkelyje, kuris yra tarptautinio Azijos greitkelių tinklo dalis. Čersados rajone smarkus lietus ir kruša pakenkė kviečių, tabako, daržovių ir vaisių sodams. Jungtinės Amerikos valstijos. Jungtinės valstijos patyrė dar vieną niokojančių audrų seriją. Pirmoji banga didžiąsias lygumas pasiekė balandžio 17 dieną. Rytinėje Nebraskos dalyje smarkūs daugiau nei 129 km/val. Vėjai pakėlė į orą dulkių ir šiukšlių debesis. Skailerio ir Jorko miestus apėmė rudos dusinančios dulkės. Matomumas smarkiai pablogėjo, todėl keliauti tapo itin pavojinga. Mažiausiai 15 tornadų užklupo Ajovą ir Nebraską. Vienam iš jų, kuris praėjo šiaurio Omahos miesto Nebraskoje, kai vėjo greitis siekė 225 km/val, buvo priskirta EF3 kategorija. Audrą lydėjo didelė kruša. Fremonte, Nebraskos valstijoje 7 cm storo ledo gabalai išdaužė pastatų fasadus ir langus bei apgadino automobilius, o Ajovos gyventojus užklupo daugiau nei 10 cm dydžio kruša. Balandžio mėnesį kruša didžiojoje lygumoje nėra neįprasta, tačiau šį kartą stichija peržengė įprastas ribas. Tokios didelės krušos čia neteko matyti jau keletą metų, o kartu su uraganiniu stiprumo vėjais ji pridarė rimtų nuostolių. Balandžio 19 dieną audra pasislinko į pietus, atnešdama sugriovimų ir aukų.
Oklahomoje pirmos kategorijos tornadas sugriovė namus Spaldinge, žuvo vienas žmogus ir dar 2 buvo sužeisti. O Eido miesto tornadas užklupo jau antrą kartą vos per mėnesį. Mūros mieste potvynis nuplovė automobilį, žuvo moteris ir jos 12-metis sūnus. Leonardo mieste per potvynį žuvo dar 2 žmonės, motina ir jo 7 metų dukra. Arkanzase audra apgadino namus, nutrūko elektros tiekimas ir nuvirto medžiai. Viskas, ką jūs matėte, yra tik ledkalnio viršūnė. Tikroji grėsmė slypi giliai žemėje. O pavojingiausia jos apraiška po Sibiru kylantis magminis stulpas, kuris be kontroliuojamo degazavimo gali prasibrauti pro žemės plutą ir tokiu atveju ne tik Rusijoje, bet ir didžiojoje planetos dalyje žmonės nebegalės toliau gyventi. Ir tai jau ne vienos šalies problema, tai iššūkis visai žmonijai. Kiekvienas sveiko proto žmogus perskaitęs pranešimą apie magminio pliumo proveržių Sibire grėsmę ir šios problemos sprendimo būdus suvokia, kokioje pavojingoje situacijoje esame atsidūrę. Tačiau kol kas ši tema yra nepakankamai išnagrinėta. Jei pasaulio lyderiai, valstybių vadovai, religiniai ir visuomenės veikėjai nežinos šios informacijos ir nesuvoks grėsmės masto, mes rizikuojame prarasti laiką ir galimybę imtis gyvybiškai svarbių veiksmų. Iniciatyva turi kilti iš apačios, iš žmonių, iš tų, kuriems nenusispjauti savo ir savo vaikų ateitį, kad būtent žmonės reikalautų šios problemos sprendimų. Negalime perkelti šios atsakomybės tik keliems pasaulio lyderiams, turime veikti visi kartu. Svarbu šią informaciją skleisti visur, visais lygiais, visuose planetos kampeliuose. Užimti stručio poziciją tokioje situacijoje yra ne tik naivu, bet ir pavojinga.